Labas vakaras, gerbimi profsąjungiečiai, gerbimi atominės elektrinės darbuotojai. Prabėgo dar viena savaitė, intensyvi konsultacijų savaitė, visas Liepos mėnuo konsultacijos mėnuo. Aišku, pagrindinė, tai matyt, kas aktualu mums visiems, tai yra konsultacijos dėl organizacinės struktūros pakeitimų, planuojamų pakeitimų. Tačiau lygiagrečiai įvyko dar vienos konsultacijos dėl taipogi svarbaus dokumento visiems darbuotojams, tai darbo tvarkos taisyklės, kurie liečia kiekvieną darbuotoją. Šiandien mes baigėm konsultacijos, suderinam dokumentą. Žinoma, tai yra pasiektas ir kompromisas, kažkur darbdavys atsižvelgia į mūsų pasiūlymus, kažkur mes atsižvelgiam į darbdavio. Tai dabar bendrom jėgom sudarysim bendrą komunikaciją ir toliau reikėtų. Svarbiausia, kad tas dokumentas būtų aiškus kiekvienam darbuotojai, nepriklausomai nuo to, kokias pareigas užima, kokį išsilavinimą turi, jis turi būti aiškiai suprantamas ir paprastai surašytas. Tai tokia esmė ir buvo. Tai mes atsižvelgiam į darbdaviui, tai yra mūsų atominės vadovybei kažkodėl labai svarbu punktą, tai yra nulinė tolerancija alkoholiui. Tai iš esmės visi suprantama, čia nėra vaikų darželis, visi suaugę žmonės dirbantis pagal darbo sutartį supranta, kad tai darbą reikia ateiti blaiviems. Tačiau nulinė tolerancija, kuomet bendra teisinė norma 0,2 promilės, tai sugriežtinama šioje vietoje, tačiau svarbu suprasti, kad kiekvienas atvejis bus sprendžiamas individualiai. Tai yra per darbo pareigų pažeidimų komisiją, kur dirba taip pat ir mūsų atstovas, darbuotojų atstovas. Tai todėl tikrai kiekvienas atvejis bus sprendžiamas labai preciziškai ir pamatuojant. Įvairių buvo atvejų ir būna įvairių atvejų, tai nereiškia toleranciją, tačiau tai už šiurkštų pareigų pažeidimas darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, tai yra labai griežta sankcija, kraštutinė, tai todėl žinoma kiekvienas toks sprendimas turi būti iš visų pusių, visais pjūviais pamatuotas, tai yra žmonių likimai. Tai sekantis klausimas, tai yra mūsų organizacinės struktūros pakeitimai, kas dabar tikriausiai svarbiausia aktualija. Tai šią savaitę įvyko jau trečias posėdis darbdavio ir mūsų darbuotojų atstovai. Tai aš sakyčiau, kad postūmis į priekį yra, nors mes laikom, kad darbdavys galėtų sklandžiau dalintis informaciją, sklandžiau atsakyti į klausimus, kur mes keliam visiškai pagrįstai, kadangi kiekvienas pakeitimas, tai kurių sąlygomis mes gyvenam jau 25 metus. Tai ir visi žinom, koks tai stresas, kokia įtampa darbuotojams ir kokia rizika darbdaviui prarasti taip reikalingą personalą, kurio ir taip trūksta. Todėl čia smulkmenų nėra ir kiekvieną klausimą geriau atsakyti kuo išsamiau, o ne bandyti kažkaip manipuliuoti, nuslėpti informaciją. Tai mes to ir raginam, todėl užduodam daug klausimų. Atrodo, kad gal pernelyg išsamiai. Mes laikom, kad tam nereikia nei resursų, nei laiko gailėti. Geriau daugiau laiko tam skirti, daugiau resursų, bet kad tikrai kuo arčiau būtų tas sprendimas arčiau visų žmonių ir tos pozicijos būtų kuo arčiau darbdavio darbuotojų. Tai toks mūsų yra siekis. Tai galiu pasakyti, kad šiai dienai praktiškai visi
atsakymai į mūsų klausimus gauti. Mes dabar analizuojam ir galbūt pateiksim dar prašymą dėl papildomos informacijos pateikimo. Mes vieną tokią pateikėm, o tai būtent dėl to, kad kas buvo pernai, tai yra kolektyvinės apšvitos dozės padidėjimas. Aišku, tai kelia nerimą, kadangi tai yra, mums negali nerūpėti, tai yra darbuotojų sauga, darbuotojų darbo sąlygos. Tai šioje vietoje mes laukime papildomos informacijos iš darbdavio. Lieka tik tai pasidžiaugti, kad dirba kvalifikuotas, patyręs personalas, kuris tikrai žino, kaip jonizuojančios spinduliuotės sąlygomis dirbti saugiai ir efektyviai. Tai didelis džiaugsmas darbdaviui turėtų būti ir tokius žmonės reikėtų visas pastangas dėti, kad juos išsaugoti, juos motyvuoti. Tai vien gąsdinimais, kad už 0,1–0,2 promilės gali žmogų atleisti, geriau motyvuoti visgi gerų atlyginimų, gerom darbo sąlygom, kad žmonėm, kurių yra pagal įstatymą sutrumpinta darbo savaitė, pailgintos atostogos, tai ne šiaip savo, ir kad dirbti papildomą darbo dieną vietoj 5–6 darbo dienas. Tai žinoma, pas mus ne vergovės laikotarpis, tai tik tai darbuotojų sutikimas ir tik tai už padidintą darbo užmokestį. Bet tai nereiškia, kad negali būti ribų. Turi būti tos ribos ir turi būti organizuotas darbas taip, kad to nereikėtų daryti. O skatinimo schemas reikia taikyti taip, kad žmonės jaustų vidinį teisingumą. Tai toks ir yra mūsų siekis. Ir kas liečia organizacinės struktūros pakeitimų, tai mes priėjom prie pasiūlymų. Tai mes pateikėm darbdaviui pasiūlymus. Matyt, jie bus papildyti. Tai sekančią savaitę numatytas dar vienas posėdis, kur mes tikimės aptarti. Ir taip pat laukiam pasiūlymų ir iš darbdavio dėl priemonių plano, kaip įgyvendinti struktūros pakeitimus. Aš manau, kad būtų keista, kad tokius pasiūlymus teiktų tik tai profesinė sąjunga. Būtų keista, jeigu darbdavys neturėtų savo matymo, savo priemonių planą dėl žmonių, dėl personalo, kaip įgyvendinti pakeitimus. Tai būtų pernelyg lengvabūdiška. Tai mes tam, kad tos pasiūlymus suformuluoti, pateikti, mes bendraujam su visom suinteresuotom institucijom, subjektais. Tai mes buvom susitikę su Europos komisijos atstovai, sužinojom, kokie lūkesčiai, sužinojom, kieno iniciatyva struktūros pakeitimas. Mes turėjom susitikimą su VTC atstovais. Tai čia visi suinteresuoti subjektai, čia nėra baigtinis sąrašas, mes tęsiam konsultacijas ir toliau. Kas liečia mūsų pasiūlymų, tai mes matom pagrindinį tikslas, kuris būtų tos struktūros pakeitimas, tai bet kokios. Tai ar tai, kurie buvo iki tol, ar dabar vyksta, ar vyks toliau, kad struktūros pakeitimas negali būti nesiejamas su personalo. Ir per organizacinių struktūrų pakeitimą būtina siekti klausimą dėl personalo ir pritraukimo, ir išsaugojimo, ir motyvavimo. Jeigu to nėra, tai aš sakyčiau, kad visa kita beprasmiška. Tai todėl mes ir raginam darbdavį, kad kartu išdirbti vieną bendrą dokumentą, priemonių planą, per kurį darbuotojai būtų maksimaliai apsaugoti, kad ramiai galėtų dirbti, jaustųsi saugiai, stabiliai. Tai yra mūsų siekis tik tai per tą prizmę ir žiūrėti tiek pat ir dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų keitimo, jeigu reikia. Tai mes laikom, kad
tai tikrai būtų gera paskata, jeigu darbdavys organizuotų tos mokymus darbo metu, pavyzdžiui, savo lėšomis. Aš manau, kad neatsiras tokį žmogų, kuris nenorėtų mokytis valstybinės kalbos. Mes keliam klausimą kitaip. Kaip tai siejama, jeigu keičiamas reikalavimas, kaip tai siejama su vykdomom funkcijom darbuotojų. Tai yra turi būti pagrįsta. Tai daug metų įmonėje galiojo įsakymas, ko mes ir prašom, kurio buvo patvirtinta, kokiom pareigybom konkrečiai sąrašas patvirtintas, kokią kategoriją taikoma reikalavimas mokėti valstybinę kalbą. Manome, kad tai logiška, mes turim patvirtinimą ir iš valstybinės kalbos komisijos, taip pat ir iš valstybinės darbo inspekcijos, kad toks sąrašas turėtų būti. Tai visa kita paimti, atsiprašau už tokį žodį, iš Palubinskio, tai labai nepamatuot, kas kiek bendrauja, kas kiek rašo. Tai mes turim didelį įmonę, 1500 žmonių. Tai todėl visais pjūviai, tai per daugelįpę įmonė, tai turi būti pasižiūrėta. Taigi, gerbiami darbuotojai, mes taip pat žinome, kad vidinis teisingumas, ant kiek tai svarbus kiekvienam. Ką reiškia vidinis teisingumas? Jeigu paskirstomos lėšos, tos pačios skatinimo priedas žmonėm, kurie dirbo tos pačius paskutinius praeitų metų 3 mėnesius tokiom sudėtingom sąlygom, po 6 dienas per savaitę. Ir mes ir kėlėm klausimą, kad turi būti paskatinti didesnis kiekis žmonių, visi, kas dirbo tos darbus. Tačiau ta atoskyra, kuri vis auga, mes tai matom per paskutinius metus, tarp darbuotojų, kurie tiesiogiai dirba išmontavimo darbus, kurie specialistai ir vadovų, vadybininkų, kaip dabar madinga sakyti, managementą, tai nenormalu, kad kai valstybinė įmonė skiriasi daugiau nei 10 kartų atlyginimai. Džiugi naujiena čia nuskambėjo dėl finansavimo, kad gautas Europos komisijos pirminis pasiūlymas dėl finansavimo sekančiai finansiniai perspektyvai. Palyginus su 450 milijonų galiojančio perspektyvoje, 678 milijonai atrodo tarsi įspūdingai. Tačiau, jeigu paanalizuoti tos skaičius, tai aš manau, kad mūsų derybinės grupės ambicijos, Lietuvos ambicijos turėtų būti šiek tiek didesnės. Kadangi, paaiškinsiu kodėl. Tai pažiūrėsim, 678 milijonai vien darbo užmokesčio fondo, tai preliminariai, tai gali sudaryti apie 300 milijonų. Tai be to nepamirškim ir infliacijos rodiklį, MMA didėjimą ir be to mūsų artėjančių projektų, ką mes darysime. Taigi sąlygos visai kitokios. Tai ir tų pinigų, tai tik atrodo 678, tai daug, mes manom, kad tai per mažai. Tačiau tai pirminis pasiūlymas Europos komisijos, mes tikimės, kad visgi Lietuva, tai mūsų derybinė grupė turi ir savo poziciją, savo pasiūlymus ir tikrai laukiam ir tos geresnės žinios, kokia visgi pozicija yra mūsų Lietuvos, mūsų grupės, kadangi tai yra mūsų visų ateitis. Esant reikalui, tai mes turim ir patirties, kad visgi turim šiek tiek didesnių ambicijų mūsų profesinė sąjunga ir esant reikalui tikrai prisijungsime. Laiko dar yra. Taigi lauksim gražių žinių, lauksim jūsų pasiūlymų dėl struktūrinių pakeitimų
tikrai esame su jumis ir dėkojame kiekvienam už palaikymą. Viso gero.